Na, Aš kažkokią anekdotą buvo atsiminę, bet buvo pamiršau. Du tikintieji susitiko ir vienas kito klausė, kaip tu galvoji, pragaras yra? Tas sako, ką žinau, velnias žino. Jo, tikintieji. Ir jie gavo atsakymą. Velnias tikrai žino. Gerai, atsiversime patarlių 21 skyrių. Kaip čia to patarlių? Pamokysiu. 25. Ką? Kaip pragarą pamokysiu. Apie pragarą, ne? 21, patarlių 21 skyrių. Šiandien kalbėsime apie tai, ką velnias žino. Ar žinot, ką velnias žino? Jis žino viską, labai gerai žino viską. Dėl to kartais mus stumdo kaip šaškės. Žaidžia šachmatais. Patarlių 21 skyrius 16 eilutė. Nuklydę nuo tiesos. Ne taip skaitau. Kas moka skaityti? Oris, tu moki? Paskaityk. Nuklydę nuo tiesos kelio atsidurs mirusiųjų susirinkime. O, teisingai. O aš jau iškart kablelį ne ten padėjau. Nuklydę nuo tiesos kelio atsidurs mirusiųjų susirinkime. Kaip galima nuklysti nuo tiesos kelio? Mes kalbėjom praeitą kartą, kad Biblija yra tiesa apie tai, kas mes esame iš tikrųjų. Biblija yra tiesa apie tai, ką Dievas yra padaręs mūsų gyvenime, apie tai, kur Dievas yra mus pasodinęs iš tikrųjų. Biblija yra tiesos kelias, kaip mums gyventi. Ten yra parašyta, kaip išmintingai gyventi, yra parašyta, kaip nepadaryti trumpo sujungimo savo gyvenimą. Kas vadinasi depresija, išdidumas, arogancija, dar kas ne. Trumpas sujungimas. Paskui muštinės ir skyrybos ir dar visokių dalykų vyksta. Čia sako, nuklydę nuo tiesos kelio atsidurs mirusiųjų susirinkime. Vienintelis būdas, kaip tikintysis gali nuklysti nuo tiesos kelio, tai yra arba nesiklausyti tiesos, arba neįdėmiai klausytis tiesos. Kaip jūs galvojate, ar velnias nori, kad egzistuotų bažnyčia, kuri vadinasi, kaip jis vadinasi, mirusiųjų susirinkimas? Jis nori. Ar bažnyčioje, kur yra mirusiųjų susirinkimas, ar yra skelbiamas žodis? Būna, kad neskelbiamas, bet būna, kad ir skelbiamas, nes yra bažnyčia, ne? Tenai didžiausia tikimybė, kad bus skelbiamas žodis. Ir jeigu bažnyčioje skelbiamas žodis, bet Dievas ją vadina mirusiųjų susirinkimu, kame yra problema? Niekas neklauso. Niekas neklauso. Užmigdyti visi. Ar žinot, jeigu aš puzlę dedamas, neatsakingai elgsiu su detalėmis. Tai yra, atsigulsiu ant stalo ir prilipti per rankovių, eisiu tualetą, jos tenai iškris paskui. Eisiu į darbą, tenai iš rankovės išbirės nuo detalės. Galiausiai aš kokią puzlę susidėsiu. Įsivaizduojat? Skylėtą. Ne? Ir tada, žiūrėdamas į skylėtą puzlę, ką aš apie ją sakysiu? Fui. Ant sienos tikrai nekabinčiau. Bjauri puzlė. Teisingai? Nes detalių taigi daug trūksta. Ar žinot, kad mirusiųjų susirinkimas yra, kai žmonės, jie supranta nepilnai tai, kas yra sakoma,
ir galiausiai galvoja, kad Dievas yra neaiškus, kol aš neinterpretuosiu kažko tai apie jį. Pavyzdžiui, Dievas myli mane ir visą pasaulį. Čia yra tiesa, aš tai žinau, aš išgirdau pirmą dieną, kai atėjau bažnyčią. Bet aš paskui lankiau bažnyčią dar daug metų, bet aš tuo pačiu jau ir darbą, jau ir pas kaimynus. Ir ką aš mačiau, kad Dievas, kuris myli visą pasaulį, leidžia, kad vyktų bardakas. Leidžia, kad žudytų vienas kitą, leidžia, kad maži vaikai gimtų, invalidais. Ir aš tada galvoju, kažkaip nesusiveda. Myli visą pasaulį ir sukuria invalidus vaikus, arba miršta vaikas, ką tik gimęs, kom jisai kaltas. Ir aš tada sėdžiu namuose ir galvoju, kaip tai nesusiveda, reikia kažkokią detalę į tarpą įdėti. Ir aš įdedu savo interpretaciją. Ir tada aš ateinu į bažnyčią, jau tam tikrų klausimų prisinterpretavęs, prisigalvojęs savo, aš klausau pamokslą ir aš jau ne viską suprantu, kas ten sakoma, nes ne viskas tinka prie mano sugalvotos interpretacijos. Aš tada atsirinkinėti pradedu ir galiausiai, pastorius pradeda kalbėti nesąmonės, mano nuomonė. Nes iš jo viso pamokslo ne viskas yra gyvenimiška. Bet iš tikrųjų, aš statau savo puzlę, dėl to ne viskas, ką jisai sako, tinka prie mano puzlės. Ir taip atsiranda mirusiųjų susirinkimas, kada jie visi ateina ir jau nebeklauso pastoriaus ir leidžia, kad jų, gyvenimo supratimas būtų tiesa jiems. Ir 2 Korintiečiams. Atsiverskim 2 Korintiečiams. 2 skyrius. Antras skyrius 11 eilutė sako, kad neapgautų mūsų šėtonas, nes mums nėra nežinomi jo kėslai. Kokie yra šėtono kėslai? Šėtonas nori, kad mes kalbėtumėm apie Jėzų, bet apie netikrą Jėzų. Mes norime sakyti, kad jis buvo neblogas mokytojas, bet negelbėtojas. Mes norime sakyti, kad jisai turėjo, mokinių, bet nesugebėjo juos išmokyti, nes vienas iš jų ėjo pasikarti. Ir mes savo kažkokį, kūrėm dalykų. Jisai nori, kad mes tikėtumėm, kad yra šventoji dvasia, bet kitokia šventoji dvasia. Tai yra ta, kaip kur štampas, kad tu esi išgelbėtas. Kai nueisi į dangų, sakys Dievas, o šventoji dvasia pas tave yra, eini į dangų. Bet jie nenori, kad tu tikėtum, kad jinai yra siųsta bendrauti su tavim asmeniškai. Velnias nori, kad tikėtum, kad yra šventoji dvasia, bet kitokia šventoji dvasia. Jisai nori, kad eitum ieškoti pasitenkinimo apkalbose, alkoholyje, kad galvotum, kad kažko tai tau trūksta. Jisai velnio kėslai yra iš tikrųjų apie vieną dalyką mes kalbam, kad mes neįdėmiai klausytume. Ir tada jisai sukurs viską netikrą, imitacijas. Jėzus Kristus, valio! Bet aš tau papasakosiu koks. Velnias tau papasakos, koks yra Jėzus, nes toks, koks jisai iš tikrųjų, tu nedaklausai per pamokslą. Tu esi išgelbėtas, valio! Bet aš tau papasakosiu, ką tai reiškia. Ir velnias nori papasakoti, ką tai reiškia, bet ne apie tikrą išgelbėjimą, bet apie tokį, kuris tave, į darbų programą patarpinti. Velnias nori, kad jūs būtumėt bažnyčiai, kaip jūs galvojate? Nori. Jeigu jisai sugeba jūsų ausis iškišti. Ar jisai nori, kad jūs skaitytumėt Bibliją? Nori. Bet tik tai su viena sąlyga, kad jūs bandysite patys ją įvykdyti.
Jisai nori. Ar jisai nori, kad jūs tarp brolių ir sesių turėtumėt bendravimą? Nori. Bet tik tai kalbėkite apie tai, kas yra jūsų gyvenime natūraliai nepasitenkinimai visokie, arba kokios apkalbos, arba žinai, netobulumai kažkokie, bet tik tai ne apie tai, ką Dievas sako. Ateina pastorius ir pamokslauja, sako, brangieji, Kristaus kūno gyvenimas yra mūsų vieta, kur mes galime augti. Ir visi, žinai, o paskui neklauso, ką pastorius sako. Nes jisai kalba apie tai, Kristaus kūno gyvenime, bendravimas apie ką turi būti. Žinote, apie ką Kristaus kūno gyvenimas bendrauja? Apie Dievą, ką jis kalba. Yra dvi temos. Čia, man atrodo, ir yra antras korintiečiams. Jo, antras korintiečiams. Ne, čia viskas. Pirmas korintiečiams. 10 skyrius. Pirmas korintiečiams 10 skyrius. Pirmas korintiečiams 10:16. Argi laiminimo taurė, kurią laiminate, nėra bendravimas Kristaus kraujyje? Kristaus, tai yra, ar jūs laiminate vienas kitą, kalbėdami apie tai, ką Kristaus kraujas atliko? Toks yra, čia jis iškelia klausimą. Ar jūs bendraudami vienas su kitu kalbate apie Jėzaus atliktą darbą, ar tai yra Kristaus kūno bendravimas jūsų? Paulius užduoda korintiečiams tokį klausimą. Argi duona, kurią laužate, nėra bendravimas Kristaus kūne? Tai yra, kur jūs bendraujat ir apie ką jūs bendraujat? Ir velnias nori, kad jūs bendrautumėte Kristaus kūne, bet ne apie Kristaus kraują. Jūs girdite, pastorius sako, mes esame vieno kepalo atstovai. Visi, žinai, mes esame iškepti Dievo, žinai, priklausome vienam kepalui. Visi, mes kaip kepalas darysime tai, ką vienas kepalas, tai vieną darbą, susikoncentruosime ir darysime. Visi, mes bendrausime Kristaus kraujyje, apie tai, ką Jėzus atliko. Visi, vėlas apie tą patį. Ir galiausiai velnias padarė savo darbą. Mes vaikščiojame, tu to. Taigi Dievas sakė, mes tarp nusidėlių gyvename. Tu to. Bet Dievas sakė, tarp nusidėlių bendrauti apie tai, ką Dievas atliko. Ir mes pražiopsuojam. Ką aš čia dabar noriu parodyti? Daug skirtingų variantų, kaip įvyksta, bet jūs žinot, kaip tai vyksta, ne? Nedaklausiau pusę sakinio, tai gyvenimas pakeitė kryptį. Dėl to, jeigu jūs norite žinoti, iš kur atsiranda susiskaldymai bažnyčioje, tai yra iš nedaklausyto sakinio. Iš kur atsiranda chaosas žmogaus gyvenime? Iš nedaklausyto sakinio. Arba kartais iš neužduoto klausimo. Aš klausiau, man nedašylo, kažkokio žodžio nežinojau ir aš neuždaviau klausimą. Velnias nori, kad mes nežinotumėm, jis nori, kad mes žinotumėm, kad mes išgelbėti, bet nežinotumėm kaip. Atsiverskime 1 Jono 2 skyrių. Šiandieną tema yra tokia. Velnias nori, mes kalbam apie jo kėslus, kuriuos mes norime pažinti. Velnias nori, kad mes nedaklausytumėm ir tikėtumėm kitaip negu iš tikrųjų. Kaip mes esame išgelbėti, darbais ar malonė? Malonė. Kaip mes augame ir keičiamės į Dievo atvaizdą, darbais ar malonė? Ar Jisai mus keičia, ar mes keičiamės?
Ar mes panašėjame jo atvaizdą savo rankomis, ar jisai per savo žodį tai daro? 1 Petro 2 skyrius, 2 eilutė. Ne, kas čia ne Petro, atsiprašau. Jonas. Jono. 1 Jono, 2 skyrius, 2 eilutė. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Mes esame toj vietoj, kur atėjo Jėzus pas tėvą ir sako, štai, aš užmokėjau kainą, kad tu ir tavo vaikas galėtumėt turėti santykius. Ir mes esame tokioj vietoj. Šį čia sako, jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Aha, aš sutinku Kristaus kūne kažkokį tai žmogų ir už tavo nuodėmes yra, žinai, užmokėta kaina. Aš negaliu su tavim lygintis, aš negaliu sakyti, koks tu esi mano regėjimu, aš galiu sakyti tik tai, koks tu esi Jėzus Kristaus regėjimu, Dievo Tėvo regėjimu, Šventosios Dvasios liudijimu, koks tu esi. Aš galiu apie tave kalbėti tik tai. Negaliu sakyti, kad tu esi netobulas, tu pats tai žinai. Bet galiu sakyti, kad tobulas Dievas, dėl to, kad tobulas Jėzus Kristus tobulai atmokėjo tavo nuodėmes, atsiuntė tobulą Šventąją Dvasią, per kurią tu dabar gyveni. Tu esi tobulas. Praktikoje daug dalykų gali būti netobulai, bet mes apie tai nekalbam. Taip mes pataisom dalykus, mes sakom, žinai, kaip yra išmintingiau elgtis, bet mes nekritikuojam vienas kito, nesmūgdom vienas kito, mes drąsinam vienas kitą, nes už visus yra, žinai, labai velnias nori, kad aš esu atpirktas. Patikėk, tu esi atpirktas, tu esi paaugęs, tu esi labai paaugęs, tu smarkiai paaugęs, tu esi labiausiai paaugęs. Apsidaryk, taip? Labiausiai. Aš pradedu liniuotę, žinai, matuoti. Aha, aš nelabai, aš labiau, ne, aš labiausiai, žinai. Jie ne taip labai kaip aš labiausiai. Ir jisai nori, žinai, kad aš, žinai, elgčiausi taip, kaip man atrodo geriau. Bet iš tikrųjų mes visi esame nuostabūs Dievo akyse. Kita eilutė. Kaip mes esame išgelbėti. Jono Evangelija 3:16. Žinote, kas parašyta? Nes Dievas taip pamilo šį pasaulį. Dar, žinai, tai eilutė? Perskaitė. Mes žinome. Perskaitė. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Taip, Dievas taip pamilo. Kaip pamilo? Atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų. O taip mes esame išgelbėti. Ne per darbus. Velnias nori, kad mes būtume per darbus. Neskaitai Bibliją, pagalvok, kad esi išgelbėtas. Nenuėjai bažnyčią, pagalvok, kad esi išgelbėtas. O gal esi išgelbėtas, bet ne šventėjai, kaip jis sakė. Nesi šventėjimo kelyje. Ir pagalvok, ar tavo darbų netrūksta prie viso to reikalo. 2 Korintiečiams 5 skyrius. Man labai įdomu, kas parašyta. 2 Korintiečiams 5 skyrius. 19 eilutė. Tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų ir davė mums sutaikinimo žodį. Tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų. Kaip jūs galvojate, ar mane su mano žmona sutaikytų toksai veiksmas, kad aš
nebeįskaitau jos nusikaltimų. Įsivaizduojat, kokie santykiai tarp mūsų? Kokie jie būtų? Aš nebeįskaitau tavo nusikaltimų. Aš apie juos nebekalbėsiu, aš jų neatsiminsiu, aš jų nepriekaištausiu, jų nebėra. Ir tai, ką tu padarei, nebėra, ką tu dabar darai, aš apie tai nediskutuosiu. Ir ką tu padarysi, už tai yra užmokėta ir nebeįskaitoma. Ar žinot, kokie mūsų santykiai būtų? Tik tai priešas priešui primena nusikaltimą, ne? Draugas draugo nusikaltimą nuslėpia. Nekritikuoja, neapkalbinėja. Kokie santykiai? Ir Dievas tokius santykius sako, aš ir tu, mes turim tokius santykius ir žiūrėk, kaip mes turime, taip pat ir tu su savo broliu lygiai taip pat elgdamas turėsi lygiai tokį patį rezultatą. Neįskaitydamas vienas kitą nusikaltimą. Mes esam netobuli, bet žinot, kaip tobulai gaunasi, kai mes apie tai nekalbame. Ane? Ar jeigu, kaip jūs galvojate, aš padarydamas nuodėmę, ar žinau, kad darau nuodėmę? Dažniausiai žinau. Ar man reikia, kad dar tu tai pasakytume? Ar man užtenka, kad šventoji dvasia įtikina, iš tikrųjų, aš darau nuodėmę? Dievas yra visagalis susitvarkyti su manim, sakydamas, ką aš blogai darau, ne žmogaus kažkokio egoizmo būdu. Žinai, atėjo čia toks bažnyčios policininkų vadinamas. Ir jisai viską sako, kad Dievas nori pasakyti. Ir mane įtikinėja dėl nuodėmės. Ką man duota šventoji dvasia tam, kad pasakytų, ką aš blogai darau? Ir dėl to mums nereikia kalbėti vienas kitam apie tai, koks tu netobulas, koks tu netobulas. Dievas žino, kaip tai pasakyti. Svarsime paskutinę rašto vietą. Luko Evangelija 6 skyrius. Pasikreidai, kažkur 1042. Luko 6 skyrius. Tai bus 4:1. Luko 6 skyrius. Ką Jėzus kalba nuo 27 eilutės. Bet jums, kurie klausotės, apie ką mes šiandien kalbam? Apie tai, mes kalbam apie tai, kad įdėmiai klausomės, ane? Prieš tai Jėzus kalbėjo tiems, kurie nesiklauso, dabar sako, bet jūs, kurie klausotės, ką aš noriu, kad jūs išgirstumėte? Sakau, mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūs nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia, ir melskitės už savo skriaudėjus. Kas trenkia tau per vieną skruostą, atsuk ir antrai, kas atima iš tavęs apsiaustą, atiduok jam ir tuniką. Duok kiekvienam, kuris prašo, ir nereikalau, kad gal iš to, kuris tavo atėmė. Kaip norite, kad jums žmonės darytų, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jeigu darote gerą tiems, kurie jums gerą daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausią, koks jūsų nuopelnas? Koks tada jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą. Bet mylėkite savo priešus, darykite gerą, įskolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų atlygis bus didelis ir jūs busite aukščiausiojo vaikai, nes jis maloningas ir nedėkingiams ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas yra gailestingas.
neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite pasmerkti, atleiskite ir jums bus atleista, duokite ir jums bus duota, saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu duos jums į užantį. Kokius saikus eikite, tokių jums bus atseikėta. Jeigu mes savo logiką naudojamės, tai visos tos eilutės mums ir nesąmonė. Jeigu mes ateiname pas brolį, norėdami jam gero dėl to, kad jisai geras, tai taip daro ir nusidėjėliai, ir nusikaltėliai, jie eina pas savuosius. Dievas sako, aš atpirkau tavo nuodėmes, sutvarkiau tavo, Jėzus sako, aš sutvarkiau tavo ir tėvo santykius, kai tu buvai blogas. Kaip aš tai padariau, negalvodamas apie tavo nusikaltimus, nes juos jau nuploviau. Tai yra receptas, kaip jūs galite turėti santykius nuostabius Kristaus kūne. Nuplovę ir už jų nuodėmes buvo nuplauta, kaina užmokėta ir jum irgi nereikia, turėti santykių, kaip nusidėjėliai turi prikaišydami vienas kitam nuodėmę. Aš biškai pamečiau mintį, apie ką aš kalbėjau. Gerai. Iš tikrųjų, čia buvo paskutiniai būti, dėl to padarysim santrauką. Mirusiųjų susirinkimas. Jisai neįdėmiai klauso, dėl to yra mirusiųjų susirinkimas. Jisai leidžia klaidom įsivelti, kurios neparašytos Biblijoje. Dėl to tai yra užmygusių žmonių susirinkimas. Mes žinome velnio kėslus, kaip jisai nori, kad mes darytumėm gerus dalykus, bet blogų būdų. Dievo logika yra kitokia negu žmogiška logika. Dėl to mes skaitome šitą rašto vietą, kurią ką tik perskaitėme. Ir matome, kaip jisai gavęs per veidą atsuka kitą skruostą. Mes matome, kad jisai yra geras su tais, kurie yra blogi. Mes matome, kad jisai myli tuos, kurie yra nusidėjėliai. Mes matom, kad jo logika yra kitokia negu mūsų. Ir jeigu bažnyčioje mes matome, kad yra akis už akį, kad yra geras dėl to, kad tu geras, kad yra kerštas dėl to, kad tu kvailas, kur yra neapykanta dėl to, kad tu nusidėjėlis, tenai jau vyksta kažkas ne taip. Tenai yra mirusių susirinkimas. Tenai kažkas buvo praleista pamoksle. Vieną kartą praleista, antrą kartą, trečią kartą, o paskui ateinu pamiegoti. Dėl to, kad nesuprantu visiems, kas čia vyksta. Dievas mąsto kitaip. Būkime atsargus. Būkime atsargus, kaip klausomės. Pagrindinis dalykas. Atėjame atsargus, kaip klausomės. Jėzus Kristus užmokėjo už jūsų nuodėmes. Pilnai. Nieko nereikia dėti. Išgirskite tai. Jėzus užmokėjo už mano kaimyno nuodėmes. Pilnai. Nereikia nieko dadėti. Išgirskime tai. Jėzus nebeturi nei vieno priekaišto mano broliui, mano vaikui, mano žmonai, nebeturi priekaišto. Išgirskime tai. Ir jeigu tas brolis man trenkia per veidą ar pasiskolinęs neatiduoda, išgirskime tai, ką Dievas daro, kai jis atleido nuodėmes. Jis atleido nuodėmes, dėl to skolina jam dar sykį. Dėl to atsuko kitą skruostą. Dėl to, kad atleido nuodėmes. Jis elgėsi kitaip, negu mes natūraliai elgtumėmės. Įdėmiai klausykime. Tai, kas Biblijoje parašyta. Poristus. Tai padaryti. Amen.